Sveiki visi žiūrintys šį vaizdo įrašą. Aš esu Andžejus Ravanas, Lietuvos aklų ir silpnaregių sąjungos informacinės aplinkos prieinamumo specialistas. Visai neseniai mano kolega Vilmantas Balčikonis mūsų YouTube kanale demonstravo, kaip reikia testuoti interneto svetainės prieinamumą silpnaregiams. Šiandien aš noriu jums pademonstruoti, kaip reikia testuoti internetų svetainių prieinamumą neregiams. Tai yra žmonėms, kurie visiškai nemato ir kurie naudoja ekrano skaitymo programas. Ir netrukus aš praktiškai parodysiu bei pademonstruosiu kelis įrankius, kurių pagalba jūs galite padaryti savo interneto svetainę prieinamesnę. Ir taip pat demonstracijos metu papasakosiu, į kokius būtent elementus ir aspektus jūs turite atkreipti dėmesį, tikrindami savo interneto svetainę. Taigi nieko nelaukime ir pradėkime. Iš esmės egzistuoja du interneto svetainių prieinamumo tikrinimo būdai. Tai pirmasis būdas yra su automatiniais tikrinimo įrankiais ir antrasis ekrano skaitymo programos pagalba vadinamu rankiniu būdu. Pradėkime nuo automatinio tikrinimo būdo. Tai aš noriu tiesiog pademonstruoti vieną įrankį, su kuriuo jūs galite patogiai pasitikrinti preliminariai, kiek jūsų interneto svetainė yra prieinama, ar joje apskritai yra prieinamumo klaidų ir ar reikia kažką tvarkyti. Tai atsidarykime kokį nors puslapį, tarkim, nežinau, autogidą. Aišku, neregiam jis gal nelabai aktualus, bet pavyzdžiui, man kartais tenka jo pasinaudoti. Ką mes toliau turime daryti atsidarę šitą puslapį? Arba atsidarę jūsų atveju, jūsų interneto svetainę. Mes nusikopijuojame svetainės adresą ir atsidarome prieinamumo įrankį. Jis turi gan sudėtingą pavadinimą, todėl aš jo net neįvardinsiu. Jūs dabar jį galite matyti savo ekrane, o tiems, kurie nemato, tiesiog paliksiu nuorodą į šitą įrankį aprašyme. Tai galite pereiti prie aprašymo ir atsidaryti. Atsidarius įrankį, mums reikia į nuorodos įvedimo lauką įklijuoti mūsų nukopijuotą nuorodą. Įklijuojame ir spaudžiame Wave. Kai mes tai padarėme, mes matome rezultatą. Įrankis rado 12 klaidų, 23 kontrasto klaidas ir 64 įspėjimus. Tai ką mes dabar padarėme, mes tiesiog patikrinome pagrindinį Autogidas LT puslapį. Tai vadinasi, kad mes nepatikrinome visos svetainės, šis įrankis tikrina tik konkretaus puslapio nuorodą. Ta nuoroda, kurią jūs įklijuosite, tą jis ir patikrins. Jeigu jūs, sakykime, atsidarėte savo interneto svetainės pagrindinį puslapį, pasitikrinote, radote ten klaidų, jeigu norite tikrinti vidinį puslapį, pavyzdžiui, puslapį, kuriame yra naujienos, tuomet jums reikia atsidaryti naujienos, vėl nusikopijuoti nuorodą ir vėl pasitikrinti iš naujo kiekvieną puslapį. Tai šiame įrankyje, kuomis yra gerai, tai tom, kad jūs rasite ne vien tik tais klaidas, klaidos yra struktūrizuotos pagal tam tikrus prieinamumo reikalavimų kriterijus, tai paspaudę ant kiekvienos klaidos jūs galėsite rasti informaciją, kaip ši klaida trukdo ekrano skaitymo programų naudotojams naudotis interneto svetainę ir taip pat rasite informaciją, ką reikia daryti, kad tos klaidos nebeliktų. Tai yra būtent kokius veiksmus atlikti, kad ją ištaisyti. Tai naudokite šito įrankiu. Taip pat šioje svetainėje, kurioje yra įrankis, jūs jį galite integruoti į savo naršyklę kaip plėtinį ir paskui atsidaryti per plėtinių meniu, būtent jau būdami interneto svetainiai. Vadinasi, jums nebereikės kopijuoti nuorodos, jums tiesiog reikės atsidaryti interneto svetainę, pavyzdžiui, atsidarykime Vilnius LT. Tuomet, jeigu jūs naudojate Chrome naršyklę, kaip pavyzdžiui dabar naudoju aš, mums reikia eiti į Extensions ir pasirinkti Wave Evaluation Tool. Tai būtent tas įrankis, apie kurį aš kalbėjau ir kurį mes integravome į savo naršyklę kaip plėtinį. Spaudžiam ant jo ir vėl matome tą patį rezultatą. Tai taip mes patogiai eidami per savo svetainės puslapius galime pasižiūrėti, kokios yra prieinamumo klaidos ir gauti informaciją, kaip patogiai jas ištaisyti. Tačiau turėkite omeny, kad jeigu prieinamumo įrankis klaidų nerodo, tai visiškai nereiškia, kad jūsų interneto svetainė yra prieinama. Kadangi automatinis tikrinimo įrankis, jis mato tik tokias pačias primityviausias klaidas ir jis negali patikrinti interneto svetainės funkcionalumo.
Jis mato tas klaidas, apie kurias mes netrukus truputėlį pakalbėsime, bet vis dėlto interneto svetainės funkcionalumo, pavyzdžiui, ar jūsų meniu atsidaro naudojant klaviatūrą, ar įsirašo tekstas į jūsų teksto įvedimo lauką, šis įrankis neparodys. Vadinasi, jeigu pas jūs tame bus prieinamumo klaida, tai gali būti taip, kad įrankis klaidų nematys, o vis dėlto svetainė bus neprieinama. Todėl tai yra tik pirminis vertinimas, kad apskritai pasižiūrėti, ar reikia pirmai susitvarkyti šitas klaidas, ar jūs automatinio tikrinimo įrankių klaidų neaptinkate ir jums reikia tuomet jau testuoti interneto svetainę rankiniu būdu, apie ką mes dabar ir pakalbėsime. Kaip interneto svetainę testuoti rankiniu būdu, tai yra tam tikri momentai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesio, bet visų pirma, mums reikia įrankio, kaip mes galėtumėm ją pasitestuoti. Mūsų įrankis yra ekrano skaitymo programa NVDA. Ja galima parsisiųsti iš oficialaus puslapio, jinai yra visiškai nemokama. Štai, tai yra oficialus šios ekrano skaitymo programos puslapis. Iš jo mes galime nemokamai parsisiųsti ir įsidiegti šią ekrano skaitymo programą. Kai mes ją parsisiųsime ir įsidiegsime, paleidus, jinai šnekės mums nesuprantama kalba. Tai yra jums nesuprantama kalba, kadangi tam, kad išgirsti tekstą, kurį taria balsų sintezatorius, reikalingas tam tikras įgūdis. Todėl mes naudosime pačios ekrano skaitymo programos įrankį. Mums reikia tuomet spausti ant ekrano skaitymo programos ikonėlės. Atsidariusime meniu pasirinkti Tools, arba jeigu jūs pasirinkote lietuvišką versiją įrankiai, ir uždėti varnelę ant punkto Speech Viewer. Uždėjus šią varnelę, mes matome, kad ekrane atsirado papildoma tekstinė eilutė, kuri visą ekrano skaitymo programos skaitomą tekstą, tai ką neregys girdi ausinėse arba per garsiakalbius, pateikia tekstiniu formatu. Tokiu būdu mes užėję ant kažkokio elemento galime labai patogiai patikrinti, kiek puslapis yra prieinamas ir ką tuo metu mums skaito ekrano skaitymo programa. Ir dabar aš tiesiog pademonstruosiu kelis pavyzdžius. Atsidarėm Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos puslapį ir pirmas dalykas, kuris yra ganėtinai svarbus kalbant apie prieinamumą, ar svetainėje visas turinys yra struktūruojamas antraštėmis. Pagal prieinamumo reikalavimus visa svetainės informacija turėtų būti struktūruojama semantinėmis HTML antraštėmis ir struktūruojama remiantis tokia logika. Į H1 antraštę turėtų būti talpinamas pagrindinis svetainės turinys. H2 antraštėmis turėtų būti struktūruojamos puslapio skiltis, H3 antraštėmis struktūruojamas turinys skilčių viduje ir žemesnio lygio 4, 5 ir 6 lygio antraštės naudojamas pagal poreikį. Jų naudoti nebūtina. Taip pat galima atvirkščiai, pavyzdžiui, H3 antraštėmis struktūruoti skiltis, o H2 antraštėmis struktūruoti turinį skilčių viduje. Bet svarbiausia visose puslapiuose ir visoje svetainėje išlaikyti tą pačią logiką. Tai vat, atsidarėm Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos puslapį, aš spaudžiu greitai klavišą ant klaviatūros vienetą, kai ekrano skaitymo programa paleista, tai reiškia, kad mes naviguosime per antraštės, per pirmojo lygio antraštės. Ir štai aš patenku, išvengus visos kitos svetainės informacijos, patenku į pagrindinį turinį, tai yra į svetainės naujienas. Jeigu aš spaudinėsiu ant klaviatūros dvejetą, aš patenku iš karto į pirmą naujieną. Jeigu aš spaudinėju trejetą, pagalba, galimybės, tapkite LAS nariu, aš vaikštau per atskiras interneto svetainės puslapio skiltis. Tai vienas punktas, labai svarbu struktūruoti turinį antraštėmis. Toliau esu paruošęs tokį pavyzdinį puslapį, kuriame yra parodyti taip pat keli prieinamumo ir neprieinamumo pavyzdžiai. Atkreipkite dėmesį į ekrane esančią tekstinę eilutę ir tai, ką jinai rašo. Tai va taip jums reikėtų tikrinti savo interneto svetainę. Jūs norite patikrinti, ar kažkoks elementas yra prieinamas, ar teisingai skaitomas, paleidžiate ekrano skaitymo programą, jungiate tekstinę eilutę ir naviguojate puslapį su radiklėmis arba tab klavišu ir tuomet skaitote, kas parašyta tekstinė eilutė ir ar tai, kas parašyta, atitinka tai, ką jūs norėjote pateikti. Tai kiti prieinamumo aspektai, visi interneto svetainės elementai turi būti tinkamai aprašyti. Vadinasi, negali būti paliktų
neaprašytų nuorodų, neaprašytų mygtukų, neaprašytų teksto įvedimo laukų, neaprašytų paveikslėlių. Ir štai aš dabar labai greitai pademonstruosiu, kaip tai turi atrodyti. Pradėkime nuo nuorodų. Pirma nuoroda, ant kurios aš dabar atsistoju, jūs dabar matote tekstą tekstinėje eilutėje, example.com. Tokia nuoroda neturi aprašymo ir jinai iš karto įgarsina ir parodo tekstu, būtent į kokį puslapį jinai mus nukreips. Tokia nuoroda yra netinkama, nes jinai ekrano skaitymo programos vartotojai nesuteikia informacijos apie tai, kur mes pateksime. Štai antra nuoroda, ant kurios parašyta spausti čia, jau yra prieinama, nes pavyzdžiui, jeigu mes skaitome kažkokį laišką ir ten parašyta norėdami atkurti savo paskyrą ir tuomet yra nuoroda spauskite čia. Tai tuomet mums visiškai aišku, kad paspaudus ant šitos nuorodos mes pateksime į langą, kuriame galėsime atkurti paskyrą. Mygtukai. Lygiai tokia pati situacija. Štai pirmasis mygtukas. Jis neturi aprašymo. Ant tokio mygtuko, pavyzdžiui, gali būti dar uždėtas paieškos logotipas arba žinutės siuntimo piktograma. Bet jeigu mygtukas neturės aprašymo, neregiu jis bus skaitomas kaip tiesiog button. Arba tiesiog mygtukas, ekrano skaitimo programos vartotojas žinos, kad tai mygtukas, bet jis nežinos, ką tas mygtukas reiškia. Štai kitas mygtukas jau yra prieinamas, jis jau turi aprašymą ir skaitimo programoje skaitomas kaip button siųsti. Vadinasi, mes žinom, kad šitas mygtukas atlieka siuntimo funkcionalumą. Teksto įvedimo laukai. Lygiai taip pat teksto įvedimo laukai turi turėti aprašymas. Štai pirmasis teksto įvedimo laukas, kuris skaitomas kaip edit, vadinasi, mes žinom, kad į šitą teksto įvedimo lauką galima įvesti informaciją, bet mes nežinome, kokią informaciją įvesti. Antras teksto įvedimo laukas jau turi aprašymą ir paspaudę ant jo mes gauname informaciją, kad įveskite vardą. Toks teksto įvedimo laukas yra prieinamas. Paveikslėliai. Pirmasis paveikslėlis skaitomas kaip graphic not description unavailable. Arba paveikslėlis, kuris neturi alternatyvaus teksto. Tai vadinasi, neregys jūsų interneto svetainėje aptikęs tokį paveikslėlį, visų pirma nesupras, ar tas paveikslėlis atlieka kokį nors funkcionalumą, pavyzdžiui, nukreipia į Facebook, Instagram ar kokią nors kitą paskyrą, ar inicijuoja paiešką, ar jis tiesiog yra iliustraciniais tikslais. Štai antras paveikslėlis turi alternatyvų tekstą ir mes gauname informaciją, kad tai yra straipsnio iliustruojanti nuotrauka ir mums iš jos jokios papildomos naudos ar kažkokios papildomos informacijos nebus. Taip pat paveikslėlius galima nuo ekrano skaitimo programų vartotojų paslėpti, naudojant ARIA atributus, bet tai jau kito vaizdo įrašo tema. Taigi štai tokie pagrindiniai prieinamumo dalykai, jų yra ir daugiau, bet pradžiai žinokite tiek, kad jūs galite pasitikrinti savo interneto svetainę automatinių tikrinimo įrankių, taip pat galite pabandyti pasitikrinti ją su būtent ekrano skaitimo programa NVDA per tekstinę eilutę. Tai kaip pavyzdys, jeigu jūs norite tikrinti funkcionalumą, įsijungiate ekrano skaitimo programą, užeinate ant kokio nors išskleidžiamojo meniu punkto su rodiklėmis ir pasižiūrite visų pirma, ką jums skaito ekrano skaitimo programa, ką jums rašo tekstu ir ar paspaudus Enter ar Space klavišą, jūsų elementas lygiai taip pat kaip užvedus pelytę išsiskleidžia. Jeigu taip, vadinasi, jis yra prieinamas. Jeigu ne, vadinasi, elementas yra neprieinamas ir jį reikia perprogramuoti. Šiandien trumpai apžvelgėme ir pasižiūrėjome į įrankius, kuriais naudojantis jūs galite pagerinti savo interneto svetainės prieinamumą neregiams, ekrano skaitimo programų naudotojams. Aišku, reikėtų suprasti, kad prieinamumas susideda iš kelių aspektų ir tam, kad jį užtikrinti, yra ir tam tikri programavimo niuansai. Tad jeigu iš ties norite paversti savo interneto svetainę prieinamą, po tokio pirminio įsivertinimo ir įsitikinimo, kad jums tikrai yra ką svetainėje taisyti, aš labai rekomenduoju kreiptis į mus, į Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungą. Galite rašyti man elektroniniu paštu andžejus@lass.lt ir tiesiog mes jums pagelbėsime padaryti jūsų interneto svetainę prieinamesnę ir naudotiną ekrano skaitimo programų naudotojams. Ačiū, kad žiūrėjote šį vaizdo įrašą, pamėkite mūsų YouTube kanalą, jeigu patiko paspauskite nykštį į viršų ir iki kitų kartų.